Sveiki, išsikrovęs akumuliatorius gali suteikti daug nepatogumų, todėl norime papasakoti apie saugų automobilio paleidimą laidais. Taigi raudoną laido gnybtą pajungiame prie išsikrovusio akumuliatoriaus teigiamo poliaus, kitą raudoną gnybtą prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo poliaus, juodą laido gnybtą pajungiame prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo poliaus, kitą juodą gnybtą pajungiame prie išsikrovusio automobilio nejudančios metalinės dalies, bet jokių būdų ne kuro vamzdelių ar akumuliatoriaus. Paleiskite automobilio variklį, nepavykus luktelkite kelias minutes ir bandykite dar kartą. Laidų atjungimas vyksta atvirkštinė tvarka. Pradeda nuo išsikrovusio akumuliatoriaus juodo laido. Tai būtų juodas, raudonas. Saugai užtikrinti atliekant užkūrimą nuo kito automobilio, jo variklis turi būti užgesintas. Jokių būdų nepainiokite laidų, nenaudokite pažeistų, laikykitės taisyklių, esant abejonėms visad galite kreiptis į mus.